Sveiki, brangūs žiūrovai. Nebeprisimenu, kelintą jau kartą aš jūs sveikinu. Jei kas dar nežinote, tai esu vidinis Jurgio Visagaliaus, žmogaus, galinčių tapti bet kuo, bet pasirinkusio ūkininko kelią balsas. O štai ir jis. Jau atlikęs kasdienę mankštą, mėgaujasi rytmečio arbata. Grožis ir poezija. Man atrodė, kad mūsų laukia rami, niekuo neišsiskirianti diena, o čia štai kad nori. Iš kur jūs čia visi randatės? Plastikinių maišelių lietus. Iš kur jie ir kodėl vis krenta į Jurgio kiemą? Kiek galima? Iš dangaus jūs čia ką dauginatės? Kolorado vabalai, Aš pažįstu savo šeimininką. Jei iškyla problema, jis ją sprendžia. Tad Jurgis susiruošė į kelionę. Pažiūrėsime, ar maišelių krytis stichinis ar tik lokalus. Jurgi kojos nešė nuostabiais miško keliukais. Ir kaip puiku, jis nematė jokių besimėtančių nereikalingų maišelių. Gal vis dėlto žmonės pagaliau suprato, kad tai pavojinga atlieka, kuri yra ilgai. O irstant virsta mikroplastiku, kuriuo vėliau minta miško, vandens gyvūnai. Jis prasiskverbia į augalų šaknis, tiek į antžeminę dirvožemio dalį. Mikroplastikas vis dažniau minimas šalia tokių amžiaus problemų kaip klimato kaita ar oro užterštumas. Atrodo, kad išvados apie žmonių sąmoningumą buvo šiek tiek ankstokos. Na ir kaipgi Jurgis spręs šią problemą? O, labas, Jurgi. Gerą dieną, Laura. Ir ką tu veiksiu su tiek daug maišelio? Ką veiksiu? Išmesiu į plastiko konteinerį, ką daugiau. Tai geriau nemesk, man geriau atiduok. Aš jūs, žinok, perdirbinėjau keletą metų, organizuoju tokį projektą, kurio metu plastikinius maišelius prikeliu naujam gyvenimui. Klausyk, gal einam į vidų, išgersim arbatos, tikrai bus maloniau. Tai gerai, einam, tikrai turiu daug ką tau papasakoti. O laidinę turi? Ką tokia palaidinė? Ne, liaudiškai tariant lygintuvą. Ai, prosą! Rasim prosą, prašom. Spręsti šią problemą Jurgiui padės jo kaimynė Laura Petruškė, architektė, edukatorė ir kūrėja, kurios veikla sukasi aplink architektūrą ir antrinį dizainą. Savo kūrybą bei idėjomis išgarsėjusi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Laura, kodėl plastikinis maišelis tau nėra tik atlieka, kurią reikia išmesti į konteinerį? Žinok, šitą dalyką suvokiau prieš 5 metus. Tada gyvenau Didžiojoje Britanijoje. Ir tenai, palyginti su Lietuva, labai daug plastikinių pakuočių. Viskas parduotuvėse supakuota. Netgi salotos pjaustytos supakuota į plastiką. Ir kaip tik tuo metu turėjau tokią ekodizaino studiją ir kartu su savo kolegomis sugalvojom, kad reikia kažkokių tai išskirtinių vizitinių kortelių. Ir nenorėjom tiesiog ant popieriaus spausti. Galvojom, pasidarysim kažką, kad gal plastiką reiktų sulyginti, nes labai daug turėjom plastikinių maišelių ir galvom, kaip galėtumėm išnaudoti šitą išteklį. Nu ir žinok, pavyko. Pasiėmiau lygintuvą, pasiėmiau tos plastikinius maišelius. Prosą, taip. Prosą, laidinę. Ir žinok, gavosi tokia medžiaga, kad iš karto bėgau pirkti siuvo mašinos, nes supratau, kad galima ne tik tą vizitinę kortelę, bet gal kažką daugiau. Palauk, aš tau gal parodysiu, man atrodo, turiu gal su savim. Nagi. Realiai, kažkas tokio netgi gavosi. Oho. Visai įdomu ir
nėra pavojaus, kad sušlapos, jinai, kaip sakyti, jau bus nebeveiksminga. Taip. Aišku, visas procesas užtruko ne 1 metus. Visus metus eksperimentavau su lygintuvu, eksperimentavau su skirtingom plastiko rūšimis, nes būtent šitam projektui atradau, kad geriausiai tinka termoplastikas. 2 ir 4 numeriukų pažymėtas plastikas. Koks tai yra plastikas, tas 2 ir 4 termoplastikas? Tai yra aukšto tankio ir žemo tankio plastikas, toks polietilenas. Taip, tu šitas Jo, tai šitas yra, pasižiūrim, gal kartais čia yra pažymėta, dažniausiai plastikinių maišelių kampučio būna pažymėta jo rūšis. Ir iš tikrųjų ne visi žymi, tačiau visi plastikiniai maišeliai naudojami prekybos centruose, tie patys ploni maišeliai, tie patys tokie pastoresni, yra tinkami šitam projektui. Dėl savo cheminių savybių, panašios temperatūros, kaip jie lydosi, kaip jie traukiasi. Ir gaunasi tokia medžiaga, su kuria tu toliau gali paprastai dirbti ir panaudoti. O toj gamybai jūs naudojat tik tai savo maišelius, iš kas buityje atsiranda, ar galima ir kaimynam atnešti ir sakyti, štai prašom man padarykit kokį nors paklodę. Nu ir tavo panaudosim, Jurgi, ir tavo. Tai žinok, tie plastikiniai maišeliai atkeliavo iš įvairiausių žmonių. Tiek iš šeimos, iš draugų, iš visiškai nepažįstamų žmonių. Paskelbus akciją, kad renku plastikinius maišelius, atsirado žmonių, kurie pasirodo kaupė dešimtmečius tos plastikinius maišelius ir jų niekur nemetė. Ir nepagailėjo savo laiko, kad atvyktų su manim susitikti ir atiduotų. Tai vadinasi, kad vis dėlto tas plastikinis maišelis kažkokią vertę turi, bet jie nežino, ką su juo daryti, bet va taip ir užsiliko. Bet pas mane atsiradė, jie, aišku, atgimė naujame kūne. O, sakyk, o tos vizitinės kortelės plastikinės, jos įgavo, kaip sakant, populiarumą? Įgavo. Iš tikrųjų, galėčiau pasakyti, kad su šito projektu buvau tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Barcelonoje ir dabar Lietuvoje. Ir Lietuvoje šitas produktas pats populiariausias. Vizitinės kortelės? Ne vizitinės kortelės, bet jau tas, kas gimsta iš tos medžiagos. Vizitinės kortelės, sakyčiau, gal tiek nepasiteisino, nes jos gal toks per mažas produktas, kad galėtum tiek daug užverbuoti ir sužavėti, bet tai buvo geras atspirties taškas tokiam jau didesniai transformacijai ir eksperimentavimui. Nu, aš tai prisidėsiu prie jūsų populiarinimo vizitinių kortelių, užsisakysiu pas tave tokią kortelę. Gerai, galėsim pabandyti su pilvo dizainą. Kas yra kenksmingesnis, ar storas polietileno maišelis ar plonas? Šiaip tai 2 ir 4 plastikas yra laikomas mažiausiai kenksmingais, mažiausiai toksiškais. Tai yra tokie sveikiausi plastikai žmogaus aplinkai. Ir lyginant juos tarpusavyje, jie yra labai panašus. Net nežinau, ar galima būtų juos išskirti. O tai gal reikėtų iš viso grįžti prie popierinės pakuotės, atsisakant visiškai plastikinių maišelių? Esmė tai iš tikrųjų yra ne alternatyvos, o iš tikrųjų kiekis ir ar tu naudosi ar nenaudosi. To visoje grandinėje perdirbimo pirmas dalykas yra mažiau naudoti arba nenaudoti. Tai iš tikrųjų reiktų mokėti atsisakyti pakuočių pirmoje eilėje. O pakeitimas į popierinį ar kažkokį kitą alternatyvą, tai vis tiek mes naudosime kažkokius išteklius. Tai man atrodo, reikėtų dirbti su to, ką mes jau dabar esame sukūrę ir mokėti, ypač kas liečia pakuotės, tai tos pakuotės yra nebepritaikomos daugiau. Jeigu būtų sugalvota pakuočių sistema, kaip tu galėtum tą pačią pakuotę, nežinau, naudoti gal kaip plytas, gal kaip kažkokius Lego, kažkaip tai kitam gyvenimui sukurti. Tai, tai būtų tikrai labiau integruotas požiūris, kaip galima būtų prikeltas pakuotės naujam gyvenimui, ko dabar iš tikrųjų nėra. Kažkur esu skaitęs, kad Europoje yra 6% tik tai perdirbama plastiko. O jūsų padarytus galimus daiktus galima dar kartą perdirbti? Taip, su plastiku, iš tikrųjų, su to perdirbimu, nežinau, turbūt kiekvieną sekundę pasaulyje 60 milijonų tų plastikinių maišelių yra sunaudojama. Ir sunku jas perdirbti, kaip jie yra iš tikrųjų perdirbami, bet tiesiog jeigu jie papuola į teisingą srautą perdirbimo. Ir kaip žinome, ne visi teisingai rūšiuoja, neteisingai tie maišeliai
nukeliauja neįteisingas rankas ir jie tampa nebeperdirbami, patenka į tas buitinės atlikas, kur iš tikrųjų tampa nebeperdirbami. Ir ypač plastikiniai maišeliai, kurie yra tokie maži ir ploni, dažnai būna įsipainioję ir į pjaustymo mašinas, ant konvejerių, tai būna sunkiau ir jas atrinkti. Tai toksai tarsi maža šiukšlė, bet sukelianti daug problemų, bet tarsi jos nieks ir nemato, nes tarsi yra per maža, per lengva. Ir aš suprantu, kad ne tiek plastikas kartais kenkia, kiek mūsų elgesys su tuo plastiku, ar ne? Taip, visiškai 100%. Ir tas mūsų elgesys, man atrodo, reiktų visą laiką pradėti nuo savęs. Ir plastikiniai maišeliai, jie patys kojų neturi. Kažkas juos atneša, o kas juos atneša, tai mes žmonės. Ir jeigu mes sugebėtumėm tiek jų nemėtyti, nenaudoti visų pirma, o tą, kai jau sunaudojam, tai kūrybiškai perdirbti, tai matytumėm tikrai visai kitą vaizdelę. Beje, Jurgi, nori pamatyti gal mano darbus? Ne, tas žodis, degu. Puiku. Vau. Čia tai bent. Spėju, kad šitas ir šitas paveikslai yra, kaip ten vadinasi, diptichas, ar ne? Iš tiesų, jie panašių laikų buvo sukurti. Tokios dvi abstrakcijos. Man atrodo, ką tu matai šitam paveiksle? Čia toks, sakykime, kubizmo užuomazgos, bet kažkas man su jūra susiję, nežinau kodėl. Tiek laivas kaip ir nežinau, kažkas tokio. Labai įdomu, nes kiekvienas žmogus visiškai skirtingai mato. O ten kaip, irgi taip pat jūros tiesinys būtų, kaip tie tinklai, būrės, kažkas tokio su atostogom susiję, gal nežinau. Ką tos raidės I, Y ir F reiškia? Gal ir nieko nereiškia. Čia jau kiekvienas pasirenka pagal save iš tikrųjų. O pat šitą paveikslą tai jau Trakų pilį, tai jau tikrai nesakykit, jau čia matosi, kad jaučiasi dailininko ranka pridėta teptuku, ar ne? Ne, iš tiesų daug kas galvoja, kad čionais yra tapyta, bet viskas ateina, visos spalvos, visi paveiksliukai ateina iš plastikinių maišelių grafikos. Tai tokį turėjau stebuklingą su Trakų pilimi. Tai čia jisai ir įlydytas yra. Tai jeigu ką nors tokio turint populiaraus kokie atlikėja, galima irgi taip į paveikslą įkomponuoti. Tai būna, žmonės saugo savo ypatingą maišelį, atsineša į kūrybinės dirbtuvės ir tik jį nori įsilydyti ar į paveikslą, ar į kažkokį tai gaminamą dirbinį, dėklinę. Tai tas maišelis tampa ypatingu. O ten jau matyt, vienas yra iš jų autoportretas, spėjo, o kitas, nežinau, su stop ženklu kažkas tokio susiję. Čia tokia porelė. Jau vieni iš pirmųjų mano paveikslo. Tokie baubukai du. Tai gal vienas ir aš ir esu, žinai. Panašus, ne? Ir mano autoportretas čia, man regis, tik tai šitą galeriją, jeigu tokį turėsim. Ar turėsim? Manau, galime pabandyti, pasidaryti. Einam, pratęsim pokalbį, kol arbata neatšąla. Dabar man labai smalsu, kaip tas prosas, kaip jisai dalyvauja šitam procese. Su laidynė galėsiu tau parodyti keletą triukų. Tai man reikės, lygintuvo, kepimo popieriaus, elektros, stalo ir galėsim naudotis tais plastikiniais maišeliais, kuriuos čia dabar surinkai. Jūsų išmonės ir mūsų darbščių rankų. Bus! Bet dabar aš tau kaimynę parodysiu, kaip reiktų dirbti su lygintuvu. Reiktų tavo maišelio, kur tu jas pasidėjai. Turiu. Visus iš karto ar po vieną? O galim ir po vieną. O šitas tiks? Šitą galėsime pabandyti su presu. Su lygintuvu tai nelabai pavyks tokie. Taip pat, pavyzdžiui, aš irgi turiu pasiėmus, tokių tinkleliai irgi labai tinka. Įvairiausi tinkleliai, įvairiausi nuo bulvių, nuo daržovių. Su karščio presu viskas išsilydo. Su lygintuvu gal sunkiau. Tai pirmiausia, ką tau reikia padaryti, tai pasidaryti porą sluoksnių plastikinių maišelių. Realiai, kad gautum gerą medžiagą, reikia 6
plastikinių maišelių sluoksnių. Kadangi jeigu su lygintuvu dirbtumėm, tai mums reikėtų išlyginti iš pradžių po du ir tada 3 sujungti ir tada Visi porom. Kaip. porom. Tai procesas gan paprastas, turime šitos plastikinius maišelius, dedame kaip kokį sumuštinuką tarp kepimo popieriaus lakšto. Svarbu, kad lygintuvė nebūtų vandens irgi. Turi būti ant maksimumo karščio skirtas linui. Ir lyginam. Su lygintuvu užtrunka apie 15-20 minučių sulydyti plastikinius maišelius, tai yra beveik 10 kartų lėčiau negu su preso. Todėl aš tau parodysiu, kaip iš tikrųjų veikia tas presas ir mes pagreitysim tą savo procesą. O spausti stipriai? Spausti stipriai ir pakankamai greitai judinti. Pabandyk. Gerai dirbu? Labai gerai. Profesionalas. Man tik duokit palygint kelnes, kantą dvigubą padaryti. Oho. O, tai dabar galėsi praktikuoti su plastikiniais maišeliais. Supratau. Einam prie preso. Tai dabar tau reikia įsijausti. Plastikiniai maišeliai bus kaip dažai. Spalvos, ornamentai, užrašai. Bet iš viso šito turėsiu sukurti savo atvaizdą. Pakankamai paprasta. Turiu Jurgį gražius ūsus. Antakiai, nosis. Kaip pavyks tai, bet pamatysi, bus labai įdomu. Ir dabar mums reikės naudotis žirklėmis ir komponuoti paveikslą. Galime naudoti šį pagrindą, kurį jau pasidarėme su lygintuvo. Čia bus veidas, įraudės toks, kaip sakant. Čia bus paveikslo fonas. Dar vienas skirtumas su karščio presu, kad jam nebenaudojame kepimo popierius, bet naudojame teflono lapus. Tai va toksai juodas grilinimui skirtas popierius. Ūsai. O gal fonas turėtų būti raudonas? O, tai būtinai. Ūsai yra, antakiai yra. Koks tas tavo veidas? Pagal tūrį gal tiks. Ausis irgi tegul bus geltonos. Gerai. Akytės tegul būna oranžinės. O, labai gerai. Puikiai. Tai ką, šaudam į picskepę? Picskepę! Pirmin! Antrinio dizaino kūriniams sukurti Laura teigia sunaudojusi bent kelias 10 000 maišelių. Pavyzdžiui, vienai kupriniai pasiūti reikia apie 50-60 plastikinių maišelių. Kuriant aksesuarus, bent 6-8 sluoksnių plastiko. Kepa. Džiugu žinoti, kad tie maišeliai neskraido po kažkieno kiemus, o džiugina šeimininkus, įgyja visai kitą pavidalą ir paskirtį. Kvepia. Bus gardu. Tai per dieną tokių autoportretų galima iškepti labai daug, ar ne? Priklauso, kiek darbo įdedi. Kaip sakant? Gali ir savaitę praleist komponuodamas koliažą. Su visais šešėliais dar kažko prisigalvot. Na, pažiūrėkime, ar neprisvilo pirmasis Jurgio kūrybinis blynas. Reikia atvėsint. Na, įdomu, kasgi čia tau gavosi? Panašos. Nu, kaimynėlis Jurgis. Gal ir neblogai gavo, sakyčiau. Sutikite, gerbėmieji, kad kaip pirmam kartui visai neblogai. Ačiū labai, Laura, už tokį pamokantį, kaip sakant, pamokantį rytmetį ir tą presą aš iš jūsų karts nuo karto pasiskolinsiu, gerai? Gerai, tik nenustok rinkti tų plastikinių maišelių. Jeigu randi pakeliui, surink, mes juos prikelsim naujam gyvenimui. Gerai, kad šį rytą vėjas į Jurgio kiemą atpūtė maišelius. Mūsų kūrybinės industrijos lekia pavėjui. Mes ją sudėsim gal lagaminą. Jo, sudėkime. Jis suprato, jog ne viskas, kas atlieka, yra atlieka. Prikėlęs daiktą naujam gyvenimui, patirsi kūrybinį džiaugsmą, o svarbiausia, sumažinsi išmetamų šiukšlių kiekį. To jums visiems ir linkiu. Ačiū labai. Ačiū. Kaimynėlė. Iki. Čia. Aliau? Aš priimu užsakymus, taip. Koliažams ir šitiem įvairiam peizažam. Taip. Jau. 2, 2, 3, 3, 2, 2.